kartais labai lengva užsisukti savo rate ir ieškoti patvirtinimų savo logikai. Sugedęs laikrodis 2 kartus per parą rodo teisingą laiką. Logikos labai daug, tik jūsų skaičiavimai ir tas įsivertinimas, kad aktyvios valandos ir pasyvios pajamos yra identiška grąža, yra truputį nelogiškos. Man labiau patinka turėti strategiją, ką aš darysiu per pirmą krizę. Sveiki sugrįžę į dar vieną klausimų atsakymų sesiją. Šiandien nagrinėjom viską, ką palikote per paskutinės porą savaičių po YouTube komentarais, tai reiškia tiesiog komentuodami mano bet kurį video. Ir mintis yra labai paprasta. Pagelbėti jums priimti efektyvesnius sprendimus, kad taptumėte turtingesni ateityje. Tai be kažkokių tolimesnių introductionų, šokam tiesiai į klausimus. Vienintelis pagalbos šauksmas atgal, bet koks like, subscribe, sureagavimas ir komentaras padeda šitam video pasiekti vis daugiau ir daugiau žmonių. Tai jūs netiesiogiai prisidedat prie finansinio raštingumo kėlimo Lietuvoje. Tai jeigu tai yra kažkas, kas galvojate, kad tai yra svarbu, būčiau dėkingas. Jeigu ne, all good, taip sakant, medžiaga nemokama. Visi užkabino Miglės pavyzdys. Miglė buvo išgalvotas vardas, bet klientė, taip sakant, iš tiesų atkeliavus buvo, kuri generavo 23% grąžą. Stebėtini rezultatai. Ir Robertas sako, tai dar ir GPM susimokėti reikia. Priklauso, ne visas sumos buvo realizuotos, kai kurios realizuotos, kai kurios ne. Ir nepamirškite, kad su mokesčiais yra iki šių metų. Nuo sekančių metų investicinė sąskaita egzistuoja, kur galim deklaruoti ir už šitą, tai truputį nebūtinai galiojantis pasirinkimas priklausomai nuo to, ar jūsų investicinė sąskaita egzistuoja, neegzistuoja, ar jūs ją pasidarėt, bet iki šiol egzistavęs pasirinkimas būdavo, kad visą laiką metai užsidaro, tai jeigu tu turėjai daug pliusų ir juos realizavai ir daug minusų ir juos realizavai, tu gali būti ties nuliu, bet to pačiu, jeigu tu tos pliusus turi nerealizuotus, tai tu mokesčių nemokė į to momento, kol tu nepardavė, neuždarai pozicijų. Tai nepamirškite, kad 23% gali būti perskaičiuota, kad kiek aš uždirbau, bet tai nebūtinai yra fiksuotas pasirinkimas, kuris jau atkeliavo pinigais, taip sakant, į kišenę atgal. Tai GPM-as, tas gyventojų mokestis atsiranda tada, kai jūs turite realizuotą turtą. O su investicinė sąskaita dar kitaip. Tai investicinė sąskaita nuo sekančių metų jūs galėsit įvardinti bet kurią savo vertybinių popierių sąskaitą, bent jau pagal tai, ką dabar sakė VMI. Ir akcentas bus, kad jeigu jūs įdedinėjat pinigus, kol jūs neišsiemėt tiek, kiek įdėjot, tol jūs nieko nemokestinami. Ir tik tada, kai išsiminėsit, tada jau prasidės apmokestinimas. Tai jeigu, sakykime, pildėt 10 metų ir įdėjot 100 000 ir po 30 metų išsiminėsit 1 000 000, tai kol pirmą 100 000 išsiminėsit, nieko nemokėsit. Ir tik tada, kai virš įneštų pinigų pradėjot išsiminėti, tada jau pradėsit mokėti mokesčius. Aišku, klausimas, kokie mokesčiai dar bus ten už 10 metų ir taip toliau. Tuo pačiu apie investicinės sąskaitas, jeigu jūs dar neturite vertybinių popierių sąskaitos, tai nuorodą prašymė į Freedom 24, per kuriuos investuoju pats ir dalinuosi savo visais portfeliais. Tai, pavyzdžiui, 100 000 portfelis pasiekimas ir 1300 žmonių seka, į ką aš investuoju labai gerai, kaip pavyzdys, ir į ką aš investuoju labai prastai, čia 50% man rodos minusas bendrai paėmus. Bet yra ir gerų laimėtojų, taip sakant, iš savo pusės. Tai jeigu sudomins, pasižvalgykit, sakyčiau, išnaudokit anksčiau negu vėliau, nes dar nesutikau žmogaus, kuris sakytų, kad man tai būtų buvo geriau, jeigu aš būčiau pradėjęs investuoti dar vėliau. Visi nori pradėti anksčiau. Tai paskatinsiu pradėti ir jeigu nežinot nuo ko, užsukite į praktinį eksperimentą. Paliksiu kampe. Aš virš 3 metus dabar investuoju periodiškai į 3 skirtingus portfelius, tiesiog paskatindamas ir parodydamas žmonėms, kad tai yra daug lengviau negu daugelis įsivaizduoja. Čia tiesiog reikia atsidėti dalį pinigų nuo savo uždarbio, pervesti į vertybinių popierių sąskaitą, nusipirkti kokius pasyvius ilgalaikius ETF-us, toleruoti svyravimus ir tęsti tai kiekvieną mėnesį. Simple as that. Gerai, Artas Latvis. Gaila, kad mokausi sumokėdamas portfelio pinigais. Metų pradžioje suinvestavau vaikų portfelio pinigus į panašius aktyvus, kaip ir savo portfelio. Mano portfelis dar neatsistatęs po dipo, yra 5-6%, tuo tarpu vaikų dėl nesėkmingo užėjimo momento minus 4-5%. Pamoką išmokau, tikiuosi, kad periodinis investavimas atsitaisys viską. Mano portfelį palaiko dar ankstesnės 23 metų investicijos, kurias buvau sustabdęs, dabar gailiuosi. Ar tai pirmas dalykas, priemam pamokas ir darom išvadas, jeigu darom išvadas ir nekartojam klaidų, tai yra efektyvu. Kas buvo praeityje, daug pozicijų aš esu prisidirbęs savo ir pridaręs nesąmonių, kur aš esu nesąmonių, kodėl ir už ką. Ir norėtųsi būti truputį kitokioj pozicijai, bet taip sakant, labai geras buvo patarimas, kad ne atgal žiūrim, ne į tą pusę judam, reikia žiūrėti į ateitį, planuoti, dėlioti ir bus daug paprasčiau ir lengviau, taip sakant, nes save užgraužti dėl sprendimų visą laiką galima. O dollar cost average, jeigu mes apie ETF-us kalbam ilguoju laikotarpiu, tikrai padės ir ypač jeigu vaikams investuojate ir
dar yra ilgas laikotarpis, tarkim, tai tikrai dollar cost average standartiškai išlaipina iš tų situacijų ir nepamirškite, kad svyravimų gali būti dar ir didesnių. Milana rašo, Emili, man daugiau patinka žiūrėti ir klausyti nei Aleksandrą paskendusi arogancijos ir ačiukų glėbyje. Ačiū, smagu, bet ne varžybos. Abu su Aleksandru ir su Justina ir su kitais kūrėjais dirbame su labai paprastu tikslu. Su tikslu paskatinti didesnį kiekį žmonių pradėti investuoti, nes manom, kad bendrai investavimas atneša labai daug gero į gyvenimą, kai žmogus pradeda rūpinti savo situacijomis, nes čia yra daug statistikos, neišsiplėsiu per daug, bet nesivaržom tarpusavyje ir tikrai žinau, kad kai kuriems žmonėms mano logikos yra visiškai neaiškios, kai kuriems Aleksandro yra prioritetas ir atvirkštinis variantas, kai kuriems ir mano ir Aleksandro yra visiškai nelogiškos ir Justinos yra pats geriausias pasirinkimas. Mintis yra, kad investavimo pasaulis yra skirtingas nuomonės irgi, skirtingos kai kuriuose vietose, tai jūs turėtumėt praeiti per, taip sakant, tuos pasirinkimus, kurie yra logiški jums ir susidėlioti ir suprasti, ką tie įrankiai daro. Tai iš edukacijos, iš praktikos padedam, kartais tarpusavėje ne visą laiką sutarėm, bet, taip sakant, smagu, kad žiūrite, smagu, kad domitės ir smagu, kad apskritai pažįsta tos didesnį kiekį skirtingų kanalų, skirtingų nuomonių ir pasižvalgot. Aš kartais kaip tik mėgstu pasižiūrėti į kanalus, kur nuomonės kartais ne visai sutampa, tam, kad įsivertinti, ar mano nuomonė tikrai nėra neteisinga, nes kartais labai lengva užsisukti savo rate ir ieškoti patvirtinimų savo logikai. Švaras švarelis. Logikos nulis šitoj istorijai, verslininkas uždirbantis nemažas pajamas, kuris mėnesį gali atsidėti 5000 eurų, nori generuoti 1000 eurų per mėnesį, kurie padengtų 2 darbo dienas per savaitę. Paskaičiuokim, 2 darbo dienas per savaitę, tai bus 8 dienas per mėnesį, 1000 generuojamų eurų per mėnesį padalinta iš 8 dienų yra 125 eurai dienai, reiškia, per mėnesį jis uždirba 20 kart 125 eurai, 2500. Kaip jis toks 5K atsideda, tai nesuprasti. Tai atsidėk 4 ir nedirbk tas 2 dienas per savaitę, nereiks rizikuoti kapitalų investuojant 100K ir pragyventi, kaip prarasi. Truputį praradot pagrindinę idėją, tai žmogus aktyviai dirbdamas generuoja milžiniškas pajamas, bet jis norėtų sumažinti aktyvų darbą, sumažinus aktyvų darbą, gerokai mažesnės pajamos generuojamos yra. Ir šitoje vietoje, kai pasyvės pajamas paimam, tai vėl, jeigu paimsim verslą, tai turiu verslų pavyzdžių, kur esu ir 40 ir 50% maržas generavęs. Investicijose labai retas atvejis šitas pasirinkimas, bet jeigu jūs aktyvų laiką išimsit iš tos veiklos, labai greitai pamatysit, kad tas procentas krenta žemyn. Ir jeigu mes kalbame apie pasyvės pajamas, tai čia labai logiškai yra skaičiuoti su mažesnė grąža ir kokias sumas reikia investuoti tam, kad generuotume tas mažesnės sumas. Tai logikos labai daug, tik jūsų skaičiavimai ir tas įsivertinimas, kad aktyvios valandos ir pasyvios pajamos yra identiška grąža, yra truputį nelogiškos. Ačiū, man labai patinka, kad pas tave turinėje viskas ne per rožinius sakinius ir ne per maks didelę riziką pateikta. Smagu vėliau, tikiuosi, kad atsižvelgs daugiau žmonių per pirmą krizę, nes vėl, manau, kad ir aš laiks nuo laiko užlipu ant truputį aukštesnių rizikų ir truputį aukštesnių grąžų ir nieka nedomina šiais laikais, kas ten 6-7% ten ilgalaikė subalansuoto portfelio grąža, kaip ten 60-40 kaip pavyzdys akcijų obligacijų, bet tuo pačiu tikiuosi, kad didžioji dalis, kuriai vis primenu, kad yra tas rizikos, yra tas pasirinkimas, kad reikia įsivertinti ją ir yra tie svyravimai ir krizės, kurios buvo, tikiuosi, kad paskatins ne visus pabėgti per krizę. Ir aš kartais mąstau, kad yra toks labai paprastas pratimas. Galbūt sudomins, galbūt pravers kai kuriems žmonėms iš jūsų pusės, kas dar galbūt nepraėjot nei vienos krizės. Tai jeigu investuojat, finansinių krizių neišvengsit. Jeigu pirmas tikslas yra suprasti, kad tai nenuspėjamas dalykas, jeigu paimsim ten, pavyzdžiui, kokį Michael Burry, kuris atspėjo 8 metų krizę, tai jis jau 12 ar 13 metų iš eilės pastoviai kartoja, kad jau dabar tai tikrai krizė, tai žinot, vieną kartą atspėsi, sugedęs laikrodis 2 kartus per parą rodo teisingą laiką. Tai mintis šitoje vietoje, kad kažkaip nuspėti, net profesionalai nesugeba, tai kad jūs nuspėsit krizę ir pabėgsit iš jos prieš ir grįšit per ją, ten apsipirksit minimuose, yra pakankamai statistikos, kad čia yra bloga strategija. Kitas dalykas, ką galite daryti, galite pasižiūrėti, kaip veikia papildomas investavimas per krizės ir kaip jūs galite uždirbti gerokai didesnės sumas. Čia dažniausiai žmonėms būna, oi, kaip fainai, logiška ir visa kita. Bet iš patirties sakau, kad didžioji dalis žmonių, kai pirmą krizę pamatysit, nedėsit papildomų pajamų, tikėtina išsiminėsit savo dabartinės. Tai man labiau patinka turėti strategiją
strategiją, ką aš darysiu per pirmą krizę. Tai reiškia, žinau, kad bus nejauku baisu ir matysiu tikrai didelius minusus, sviravimus ten ne 10, galbūt net ir 100 000 ir to tikiuosi. Ir pas mane jau yra sudėliotas planas ir aš esu pasirašęs savo, ką aš darysiu, jeigu rinka elgsis taip ir taip. Tai reiškia, ką darysiu, jeigu rinka nukris ten 40%, 50%, 60%. Tai reiškia, iš savo pusės aš noriu turėti planą ir pasakymą savo, ką darysiu, kai bus taip ir taip. Kodėl tai padeda? Nes jeigu jūs jau savo pasakėt, kad jūs tą ir tą darysit, kai tai įvyks, tai kai tai įvyksta, jau yra kaip ir planas, jūs jau kaip ir žinot, ką turėtume daryti, jums tiesiog reikia eiti ir dėlioti veiksmus. Kartais labai padeda nuimti tą tokį emocinį reagavimą ir iš tiesų iš savo pusės pagelbėti savo ir truputį, taip sakant, duoti tos erdvės kvėpavimui. Nes visi aplinkui tai tikrai rėks, kad jau viskas pasaulio pabaiga, neapsimoka investuoti ir išsiimti kiek gali, nes ateityje iš vis nieko nebus. Ir dažniausiai, kai grįšite į rinką, jau rinka bus grįžusi tuos pačius aukštumas ir jau bus per vėlų, taip sakant, iš savo pusės. Tai pirmų tikslu aš dažniausiai visą laiką sakau, pirmoji krizėje tiesiog prabūti rinkoje ir kai pirmoje pragyvensit pirmą, tai iš 2, 3, 4 jau papildomai užsidirbsit. Ar kažkaip atsižvelgi investuodamas į geopolitiką iš LT pusės, kaip sprendi šį klausimą? Pas mane didžiąją dalimi nėra lietuviškų investicijų. Aš neturiu lietuviškų verslų, žinoma, lietuviškas NT egzistuoja, mašina, verslas čia sudėtas. Tai yra tų papildomų rizikų jau sudėliotų, bet pas mane, jeigu žiūriu vertiminius popierius, daugelis jų yra fokusuotas į užsienio rinkas. Tai reiškia didžiausias pasaulio ekonomikas ir paskirstyta per skirtingas šalis. Vėl, jeigu mes kalbam pasaulinis konfliktas, tai nesvarbu, kur investuosit, viskas turės savo, taip sakant, siurprizų. Bet čia jau kitokios problemos, nebe investicijos jums rūpės. Jeigu mes kalbam apie kažką, kas Pabaltyje gali įvykti, tai užsienio rinkos ir užsienio būtent pasirinkimai investiciniai šitoje vietoje gali apsaugoti, tai čia turto lokacija ir diversifikacija atsižvelgiant į geografiją, taip sakant. Wrangler, dėkui dar kartą už turinį, investuot pradėjau prieš 6 metus arba mėnesius, nežinau, čia lyginamai trumpas laikas, nedidelėm sumom, grąža kol kas apie 100 eurų kas mėnesį, palūkanos dividendai ir panašiai, tai tikrai prisidedu prie paskatinimų pradėti ir nelaukti su investavimu. Paskriptum dividendo eksperimentas liko vienas iš pagrindinių kanalų, idėjom pasižiūrime visi video ir reelsai, istorijai taip pat ir toliau su video bei edukacija. Labai smagu. Smagu, šiaip jeigu čia 6 metai ir, taip sakant, tikslas pasiekta, 6 metai investavimo ir tu sakai, kad yra trumpas laikas, palyginus su ilgalaikiais investavimo tikslais taip, bet palyginus su vidutiniu lietuvišku investuotoju, tu tikėtina sėdi jau dabar top 3 tikriausiai procentai kokie nors iš Lietuvos bendrai investuotojų bendruomenės. Tai smagu, kad toks ankstyvus pradėjimas ir labai pritariu patarimui. Pasidalink, kodėl neinvestuoji į high dividend kaip Bito, MSTI, tą, ką kolega Aleksandras laiko padidinimai didelę portfelio dalimi. Kiek tavo nuomonė max procentų portfelio galėtų tokie ETF-ai užimti? Dėkui už video. Tai jei jis neinvestuoja, vadinasi, jis ir tylės, nesakys, kiek procentų portfelio gali būti tokiose pozicijose. Domi, prašom biškį logiškiau į komentarus pasižvalgyti, nes tiesiog nelogiška. Dabar iš mano pusės, aš manau, kad tai yra gerokai per aukštos rizikos pasirinkimas, nes jūs, taip sakant, per ETF-us jūs turėtumėte suvaldyti riziką. Per ETF-us jūs turėtumėte atitikti tam tikrą logiką savo portfeliu, bent jau pačioje pradžioje, kai pradedate investuoti. Tas broad market ETF-ai, man atrodo, dar vis išlieka pagrindinis pasirinkimas ir čia didžioji dalis finansinės literatūros, kuris skatina pradėti investuoti ir atsidėti pinigus, yra skirta būtent tiems. Dabar šitie du pasirinkimai yra labai specifinio turto, taip sakant, generuoja grąžą iš labai specifinio turto specifiniu būdu. Pirmą dalyką turite suprasti, kas yra opcionai. Antrą dalyką, kas yra būtent tas ETF ir jo strategija ir jo valdymas. Trečia, dar atsižvelgti, kiek jis turėtų būti jūsų pozicijose ir kaip jis atitinka jūsų logiką. Tai variantų tikrai, jeigu yra, taip sakant, crazy portfelis ir specifinis tikslas ir tam portfeliu jūs galite skirti nors ir 100% tų pinigų. Aš vėl labai abejoju, kad tai turėtų būti visi investuojami pinigai, manau, kad tai būtų labai nelogiška, bet iš kitos pusės pasižiūrėjus, jeigu jums atitinka ir logika, ir rizikos tolerancija, ir jūs matot tą
naudą ilguoju laikotarpiu, jūs matot, kokią riziką prisiemat ir tai yra priimtina rizika, tai gali būti, taip sakant, jūsų pasirinkimai. Iš mano varianto aš manau, kad truputį nemėgstu to aktyvaus valdymo ir Aleksandras kolega šiuo metu užsiminėja kaip tik aktyvių valdymų. Jeigu jūs pamatytumėt, kiek jūs laiko praleidžia prižiūrėdamas savo portfelį, manau, kad didelis kiekis jūsų truputį kitaip pasižiūrėtų į investavimą. Tuo pačiu iš mano pusės ateina daug mažesnis laiko investavimas į būtent portfelio priežiūrą ir aš vengiu pozicijų, kurios reikalautų mano dėmesio. Tai du dalykai. Per didelę koncentruotą riziką iš specifinio įrankio su specifinė strategija, kurios ne visi supranta. Ir antras dalykas - aktyvaus laiko sąnaudos. Tai, sakyčiau, turėtų būti gerokai didesnis portfelis, kad jums apsimokėtų praleisti tiek laiko. Jeigu jūs investuojate 100 eurų per mėnesį, ne tas pasirinkimas. Tai jo, tikiuosi pakankamai išsamu. Sveikas, ką turėjau omeny, VOA galima įsigyti tik dolerį. Šis ETF-as listinguojamas taipogi ir Europos šalių biržose ir yra galimybė įsigyti eurais. Tai jeigu eurais per Freedomą, tai nėra prieigos, yra tik dolerių pasirinkimas, jeigu pasižvalgysit. Tuo pačiu ne visą laiką brokeriai turi, nes dažniausiai fokusuojasi į populiariausius pasirinkimus, kur daugiausiai žmonių apsiperka, bet jeigu norisi eurais, tai SXR8, kas yra ten apie 5-600 eurų vienas vienetas, arba SPYL, tam pačiam video aptartas, ten apie 14-15 eurų, man rodos, vienas vienetas ir galit pirkti eurais. Tai čia, jo, nepamirškit, kad kai jūs žvalgotės, ar egzistuoja jo, bet jūs turite žiūrėti, ar jūsų tarpininkas turi prieigą. Ir čia va tas variantas. Sveikas, ar galėtumėt sukurti gidą ir paaiškinti, kaip teisingai alokuoti savo pozicijų krepšelį? Vertinant pagal rizikas, ar tiesiog paskirstyti po lygiai ir pamiršti bei karts nuo karto rebalansuoti, kad išlaikyti lygias pozicijas dėkui. Labai platus klausimas ir sunku atsakyti, nežinant jūsų situacijos, nes jeigu jūs jau turite patirties, jeigu jūs turite rizikos toleranciją, bus vieni tikslai. Jeigu jūsų, taip sakant, tikslas yra tolimas horizontas, kalbam 20 metų, tai vieni įrankiai labiau galbūt sufokusuoti į akcijas. Jeigu mes kalbam, kad jūs kaip tik toleruoti rizikos negalite, iš karto turėsime privalomai pridėti obligacijų. Jeigu mes atvirkščiai žiūrėsim į, sakykime, kad jūs turite labai specifinių pajamų generavimo tikslų, kad ir toleruojate riziką, vieni pasirinkimai. Tai čia vėl pati bazė, jeigu tai mes pradedam, tai dažniausiai yra fokusuota vis tiek, kad žmogus žiūrėtų ilgalaikį investavimą, turėtų tą tokią vidutinę riziką. Tai mes kalbam akcijų, obligacijų, portfelio mišinys. Jeigu toleruojam riziką, didinam akcijų dalį, jeigu netoleruojam rizikos, didinam obligacijų dalį. Ir mes kalbam ne junk bonds, o tiesiog, taip sakant, teisingos obligacijos, teisingos akcijos ir tai dažniausiai būna fondų pavidalu ir rebalansuojamas portfelis. Tai čia tokie baziniai dalykai ir galit pasižvalgyti, bet kuriame vadovėlėje tai yra lyginamai paprastos praktikos. Dabar visa kita dažniausiai susidėlioja jau per jūsų prizmę. Tai reiškia, galbūt jūs domina specifinis sektorius, į kurį norėtume turėti papildomą satelitinę poziciją. Galbūt jūs turite ten specifinės žinias apie kažkokias kompanijas, kuriuose galite uždirbti didesnius pinigus. Gal jūs ten vyno ekspertas ir vynas galėtų būti kažkas, į ką irgi investuojate. Čia įvairiausi pasirinkimai, ten menas, visas kripto pasaulio, taip toliau. Tai klausimas labai reikalauja išsamei žinoti apie jūs daug daugiau, tam, kad galėčiau atsakyti ir užvesti ant kelio. Bet tas pradinis pasirinkimas, aš sakyčiau, akcijų, obligacijų portfelis ir iki pirmo 100 000 čia per daug net nesižvalgyčiau, tiesiog žvalgyčiausi į darbą, kad generuoti didesnės pajamas, tam, kad kišti daugiau pinigų investicijas. Aurimas, smagus judėjimo aukštukelnėse, dar viena gyvenimo kelionė pirmin, Ievai ir Martynui sėkmės. Ačiū, kelionė labai smagi, kaip tik jau bus išėję keli Dolomitų epizodai, tai paliksiu pirmąjį epizodą, jeigu dar nematėt, užsukit, pasižvalgykit. Pirmas toks vlogo tipo apibūdinimas apie kelionę, pamatysit mane truputį iš kitų kampų, taip sakant. Tai gal patiks. Na, aš taip pat vėlokai sužinojau apie investavimą, pradėjau gal prieš 2,5 metų, po to pauzę ir vėl aktyviau jau prieš pusmetį. Ar tai nedarom klaidų, daugiau pauzių nedarom. Tęsim investavimą. Ką galvoju apie Bondoro platformą? Visai neblogas variantas pradėti dalį pinigų laukiant įdarbinimo momento. Aš visą laiką tikriausiai truputį prieš tą laukiu, kada įdarbinsiu pinigus. Jeigu žinot, kad šitie pinigai skirti investavimui, įdarbinkite anksčiau negu vėliau, nekankinsit savęs ir geresnis bus pasirinkimas. Jeigu ten 100 000 plus portfelis, tada jau prasideda tas galimybių rezervas, kur galbūt ir būtų, taip sakant, papildomi pasirinkimai, į ką galima atsižvelgti. Bet irgi
labai vengčiau idėjos, kad yra daug pinigų, kurie sėdi neįdarbinti, nes čia dažniausiai yra kenksmingas pasirinkimas. Kaip pavyzdys, pas mane didžiąją dalimi laiko aš sėdžiu virš 90% savo visų pinigų ir viso net worth suinvestavęs, kuris, taip sakant, likvidus. Tai nekalbam ten apie nekilnojamą turtą, kuriame gyvenu, kaip pavyzdys. Tai jo, pirkau BA prieš 140, dabar jau dalį fiksavau. Ilgalaikio perspektyvoje manau, kad BA kaip investicija net ir prie dabartinių kainų turi didesnių perspektyvų aukti. Įdomu, smagu, kad komentarus paliekant. Galima miglės numerį? Ne. Konfidencialu sakiau, kad nesidalinsiu klientais ir čia pagrindinė priežastis, kodėl kai kurie klientai, taip sakant, perklausiau, ar tikrai viskas gerai. Tai pirmas dalykas nemiglė, ten sugalvotas vardas, kita klientė, kuriai padėjau, o antras dalykas, visi kažkodėl sugalvojot, kad labai daug ten pinigų reikia sukišti ir duoti jai, kad jį pradėtų valdyti. Atsargiai su idėja, kad pamatėt kelis metus gerų rezultatų ir iš karto kišat didelį pinigų kiekį būtent ten arba duodat būtent tam pasirinkimui, tam, kad jūs gautumėt pinigus, taip sakant, didesnės sumas atgal. Šioje vietoje tikriausiai ir uždarysim klausimus. Nepamirškit, kad kiekvieną kartą, kai paliekat komentarą, atsakau jį raštu ir tuo pačiu pakomentuoju. Su jumis susitiksiu sekančiame epizode, o čionais paliksiu tas realias situacijas iš miglės, nes matau, kad daugelis žmonių nori išsiaiškinti, kaip jį ten generuoja tos 23%. Tai kas dar negirdėjote aptarimo, žvilgtelkit, čia reali situacija. Tiek šiam kartui, nepamirškit like ir subscribe, padeda kanalui augti. Iki sekančio sutikimo.